Taigi, sveiki gerbėmiai ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 84-ame pramoginio apokaliptinio infošau pabaiga jau arti epizode. Ir šitas epizodas bus toksai rimtas, be jokių čia pramoginių dalių ir jokų, nes rimti dalykai vyksta pasaulyje ir žinoma, būčiau nesuprastas, jeigu nepakomentuočiau kažkiek ir visą Ameriką sukrėtusio ir netikėtai netgi Lietuvą sukrėtusio nužudimo, tai yra jauno MAGA judėjimo aktyvisto Charlie Kirko nužudimo rugsėjo 10 dieną. Irgi simboliška, kad čia buvo išvakarėse rugsėjo 11-osios. Ir ne vienerius metus po rugsėjo 11-osios įvykių tai buvo svarbiausias dalykas medijos ciklose, tačiau neabejotinai dabar atsiranda ir ta rugsėjo 10-osios data. Iš tikrųjų mane net nustebino, ant kiek smarkiai, be abejo, nustebino ir pati žmogžudystė, bet ant kiek smarkiai vis dėlto tai sukrėtė Amerikos visuomenę. Ir aš kalbu ne būtinai apie tuos kanalus ir žmonės ir influencerius ir politikus, kurie turėjo tą dalyką paminėti ir savotiškai eksploatuoti iš vienos ir iš kitos pusės. Bet aš, žinote, klausau ir skaitau ir daugybę tokių apolitiškų podcastų, kur susiję su, tarkim, rinkom ir dar kažką, ir taip nuvilnijo visur, net tuose kanaluose, laidose ir iš tų žmonių, kuriuos neįtartum bet kokiom ten politiniam simpatijom ir visiškai apolitiškose sluoksniuose. Tai yra esminis įvykis, kuris turbūt ilgiems dešimtmečiams pakeičia Amerikos visą istoriją, visą MAGA judėjimo istoriją. Visi mes žinome, kad pas mus tas MAGA judėjimas mūsų establishmento, mūsų pagrindinių partijų yra labai nekenčiamas, labai visaip niekinamas. Iš to ir kai kurių mūsų propagandistų toksai ir džiūgavimas dėl Charlie Kirko mirties, toksai keistas, sakyčiau, nes netgi vėlgi primetus padarius prielaidą, kad Charlie Kirkas buvo labai blogas žmogus, antiukrainietiškas, dar panašių dalykų. Netgi ir tai primetus, šitas nužudimas MAGA judėjimui suteikė tikriausią kankinį ir tai garantuoja šitam judėjimui, ilgamžiškumą ir tų idėjų ilgamžiškumą ir naujus pasiekėjus, naujus žmonės prisijungiančius prie judėjimo, nes dabar, žinote, Donaldas Trumpas buvo kaip ir kankinys, jį šaudė, bet jis gyvas, sveikas ir jis nėra, žinote, tas toksai kankinio tipo žmogus. Charlie Kirkas, jaunas 31 metų, vos sulaukęs 2 vaikų tėvas, nužudytas prieš 1000 žmonių auditoriją, kalbėdamas, ir praktikuodamas pačią švenčiausiąją žodžio laisvę Amerikos visų teisių panteone, tai yra labai simboliška irgi, kad praktikuodamas tai, ką jis visuomet darė ir ką jis pričino, tai yra kalbėdamas su kitaminčiais, su studentais, jis buvo tiesiog nušautas, stebint 1000 žmonių, jo žmonai, vaikams, streaminant viską internetą ir visi jūs matėte tuos vaizdus. Ir jeigu tai jūsų nesukrečia ir jeigu jums šitas nužudimas kažkokias tai sukelia teigiamas emocijas, tai sunku man net ir komentuoti jūsų moralinį paveikslą. Bet iš kitos pusės, aišku, reikia pasakyti, kad Charlie Kirkas, kaip ir visas MAGA judėjimas, kaip ir visa dabartinė Amerika, ir šitą vietą aš irgi neslėpsiu, tai nėra vienareikšmiškai pozityvus dalykas ir aš daug kartų apie tai pasakojau irgi. Taip, šitam judėjime, šitam populistiniam, bet grassroots judėjime yra visokių srovių, subsrovių, visokių minčių ir idėjų, kurios tikrai ne visos yra simpatiškos. Ir, galima būtų valandas iš tikrųjų vardinti visas stovyklas, visus brandus, visus influencerius šitame judėjime. Tai iš tikrųjų toks visiškai chaotiškai susiformavęs judėjimas ir kiekvienas žmogus, kiekvienas iš tų MAGA lyderių ir iš tų organizacijų medijų MAGOS, turi visokias idėjas ir visokias afiliacijas ir visokias
mintis ir jos nebūtinai sutampa viena su kita ir čia tos organizacijos tai be abejo, bet dabar jau išgarsėjusios Charlie Kirko Turning Point USA, tokios jaunimo, į universitetinį jaunimo orientuotos organizacijos yra ir CPAC, tai yra Conservative Political Action Committee, kurie konkuruoja dėl visuomenės dėmesio ir įtakos ir jau senokai dar nuo pat 2016 metų konkuruodavo su Turning Point USA dėl to paties Donaldo Trumpo dėmesio savo konferencijom ir panašiai. Ir taipogi galima būtų vardinti visus think tankus kaip Heritage Foundation. Pastarąjį think tanką jūs tikrai girdėjote ir jie pagarsėjo savo planu šiai administracijai, projektas 2025, kuris buvo toks kontroversiškas, kad Trumpas jo netgi buvo kaip ir atsižadėjęs rinkiminės kampanijos metu, tačiau iš tikrųjų daug to projekto dalių vis dėlto yra realizuojami šitos administracijos. Taipogi yra America First Policy Institute, kuriai vadovauja toks buvęs Trumpo patarėjas iš pirmos kadencijos Brooke Rollins ir kitas patarėjas Larry Kudlow ir Linda McMahon, irgi įtakingas think tankas America First Legal, kuriai vadovauja dabartinis Trumpo administracijos narys Stevenas Milleris, irgi įtakingas žmogus. Ir taipogi galima vardinti gausybę media brandų, kurie irgi yra sudėtinė integrali MAGA judėjimo dalis. Tai čia be abejo ir Newsmax, ir One America News, ir Daily Wire, Beno Shapiro be jokios abejonės tam priklauso, ir Gleno Beko Blaze Media, ir Revolver News, ir aišku, einama prie tokių, pamiršau paminėti dar žinoma ir Breitbartą, ir patys Steve'ą Bannoną, ir jo asmeninį podcastą War Room, tai irgi vienas įtakingiausių irgi MAGA judėjimo. Ir dar galima būtų daug ir smulkesnių įvardinti, ir tokių jau labiau odiozinių, tai tas pats dar ir Tuckeris Carlsonas, ir Candace Owens, ir taip toliau ir panašiai. Ir taip, tas spektras yra platus, ir aš čia net nepaminėjau tų pagrindinių respublikoniškų medijų kaip Fox News, kur yra, nėra griežtai pasakius MAGA judėjimo rūporas, ir tas pats Donaldas Trumpas dažnai konfliktavo ir tebe konfliktuoja su Fox News vadovu, su visa Murdochų šeima, ten irgi yra sudėtingi santykiai. Taigi tai bendrai paėmus, susumavus, ta ekosistema yra labai didelė ir tikrai plati, ir tikrai ne visos idėjos tarp visų tų žmonių, organizacijų ir kompanijų sutampa, jos dažnai labai konkuruoja, nesutampa ir vyksta didžiuliai konfliktai. Ir čia tuo pačiu Irano klausimų vyko milžiniškos kovos ir kontroversijos, ir patys suprantate, kad tai, ką Irano klausimų kalba Benas Shapiro ar Fox News, visiškai nesutampa, ką tuo klausimu kalba Candace Owens ar Tuckeris Carlsonas ir visi kiti tame tarpe, pas visus visokios atspalviai ir nuomonės. Tai yra, ta tikroji grassroots demokratija. Tai, ponai, jums patinka, nepatinka kai kurios nuomonės, bet Amerikoje žodžio laisvė tebeveikia ir yra nuomonių įvairovė ir yra tokia, kaip čia pasakius, didelė nuomonių rinka, kurioje visos nišos yra užpildytos. Ir žinoma, tokioje asmenybių, organizacijų ir ideologijų maišalinėje iš tikrųjų tos kovos vidinės kartais išvirsta į didžiulius konfliktus, asmenybės migruoja tarp organizacijų. Tarkim, ta pati Candace Owens buvo nuo 17 iki 19 metų Turning Point USA organizacijos narė, tačiau vėliau pradėjo bendradarbiauti su PragerU, kitų outletų, mažesnių tokių, paskui perėjo ir toks buvo tos triukšmingasios perėjimas ir plačiai publikuotas į Daily Wire, Beno Shapiro organizacija, kuri paskui irgi keliai pernai metais, ir aš apie tai pasakojau, irgi triukšmingai išsiskyrė, nes Candace Owens
gan smarkiai numigravo jau į lankas, taip pasakykime. Ir tokių pavyzdžių yra daugiau, tie bendradarbiavimai tebe vyksta, tarkim, tie patys Daily Wire žmonės kalba po šiai dienai ir Turning Point USA renginiuose, nors pats Benas Shapiro jau nuo kokių 20-ųjų juose nebesirodo, nes vėlgi yra ir ideologinių skirtumų. Ir bendrai pasakius, Turning Point USA, taip visą spektrą įmantų visų MAGA organizacijų ir media outletų, tai Turning Point USA būtų kažkur per vidurį. Ten yra ir tos, būna ir kalba ir Tuckeris Carlsonas, ir Dave'as Smithas, toks komikas iš tos libertarinės stovyklos, kurie atkartoja ir tame tarpe ir rusiškus naratyvus kalba ir, pasakykime, sveikesni žmonės, kurie pasisako už vanagiškesnę užsienio politiką. Aišku, Amerikoje kaip ir turi būti svarbiausiai, tai šitos kovos vyksta Izraelio klausimų, bet be abejo ir Ukrainos klausimų ir visais kitais klausimais. Ir, įsisąmoninkite dar kartą, Amerika ją reikia žiūrėti kaip į rinką. Ten veikia rinkos dėsniai ir idėjų, ir ideologijų, ir politinių sričių, ir politinių programų. Srityje taipogi veikia rinka ir toje rinkoje reikia konkuruoti. Jūs žinote, turbūt fundamentaliausia klaida, kurią daro mūsiškiai, visokie influenceriai ar netgi mūsų politinio establishmento žmonės, kad, pastebėję kažkokį tai neigiamą dalyką kažkurioje organizacijoje, JAV, iš tų MAGA organizacijų, tarkim, kad kažkas ten pasako, ar tas pats Charlie Kirkas, kad karas Ukrainoje nėra Amerikos karas, kad galbūt ir Zelenskis kaltas ir taip toliau ir panašiai. Ir jie viskas, su tai žmonėmis kalbėtis nebegalime ar nebereikia. Mes tokios prabangos su tai žmonėmis kalbėti nebegalime, tai yra nebeturime. Tai yra naujoji Amerika, su ją reikia kalbėtis ir kaip jau minėjau, tai visas ir pointas buvo Charlie Kirko ir viso bendrai paėmus plačiau MAGA judėjimo. Tai, kad kalbėti galima ir reikia apie viską. Nėra ir nebeliko jokių kažkokių tabų, uždraustų temų, kažkokių a priorinių nuostatų, kad, tarkim, kas ilgus metus buvo parama Izraeliui, viskas gali būti kvestionuojama ir visi alijansai, visos struktūros, visos normos gali būti kvestionuojamos. Ir tai, aš pasakyčiau, yra pasekmė audringų pastarųjų dešimtmečių, kuomet iš tikrųjų sugriuvo visa sena tvarka ir medijų pasaulyje, ir ideologijų pasaulyje, ir partijos JAV politinės pasikeitė, ir žmonių kartos pasikeitė, ir demografinė sudėtis pasikeitė. Ir dabar viskas sakyti, kad, o kada grįš Amerika prie taip, kaip buvo. Tai negrįš. Dabar Amerika ieško savęs ir tame tarpe ir MAGA judėjimas ieško savęs. Ir aš visada sakiau ir dabar pats tas metas pakartoti. Mums žinote, mes ir ne tik lietuviai, bet bendrai europiečiai, mes neturime prabangos. Mes negalime priversti amerikiečius mąstyti kaip mes. Mes turime prisitaikyti ir per tas organizacijas, kokias ten yra, per tos žmonės, per asmenybės skleisti jiems ir savo poziciją, savo idėjas, tame tarpe ir Ukrainos klausimo, ir mūsų saugumo klausimais ir taip toliau ir panašiai. Ką čia reikia pakartoti, sėkmingai daro mūsų kaimynai Lenkai. Ir, tikrai Lenkai yra tas pavyzdys, kuri, yra šalis labiausiai sualaininta, taip pasakius, labiausiai suprantanti visą MAGA judėjimą ir jie turi savo politikus ir jų buvęs prezidentas ir esamas prezidentas ir kai kurie kiti jų politikai, kaip žymus europarlamentaras Dominikas Tarčinski, tai seniai suprato ir seniai sugeba rasti kelių ir eina į tą MAGA ekosistemą, kalba per jų podcastus, dalyvauja renginiuose, CPAC, Turning Point USA ir taipogi tikriausiai girdėjote to paties Dominiko Tarčinskio iniciatyvą šią savaitę Europos parlamente. Buvo bandoma dešiniųjų konservatyvių politikų tylos minutę pagerbti Charlie Kirką ir žinoma leftistai nesutiko ir kilo triukšmas ir vėlgi čia ta europietiška neapykanta, jinai ne tik lietuviška, viskam, kas yra amerikietiška dešinė.
Na, aš manau, tai yra didžiulė klaida. Reikia taikytis, kokia be būtų ta maga ir kokie be būtų jos lyderiai ir kokios ten būtų klaidos ir neteisingos įtakos, reikia suprasti, kad tokia organizacija kaip Turning Point USA tai yra pats tas vidurys viso maga judėjimo spektro. Ir kitas dalykas, tai yra ateitis, nes daugelis kitų organizacijų, kaip CPAC, vis dėlto yra dominuojamos, senojo dar kirpimo žmonių, dar žmonių iš Reigano eros ir panašiai. O tokie žmonės kaip Charlie Kirkas, jam buvo, dar kartą priminsiu, vos 31, tų dalykų nebeprisimena, jie visiškai kitaip mato pasaulį, jie iš naujo konstruoja savo pasaulėžiūrą ir be jokios abejonės tokios šalis kaip Rusija irgi intensyviai siekia paveikti šitai, to aš irgi niekad neneigiau. Ir čia buvo tokių irgi garsių istorijų, tarkim, tokia buvo, ne tokia garsi, bet vienu metu Turning Point USA bendradarbių Lauren Chen, kur vėliau pernai metais prieš pat rinkimus išaiškėjo, kad tai buvo moteris, kuris ėmė pinigus tiesiai iš Russia Today. Aš pasakau, ten buvo ta visa Tenet Media istorija ir jinai bandė sukurti dar vieną kanalą, kur jau vos netiesiogiai retransliuotų tai, kas jiems perdodama iš Russia Today. Ir buvo nusamdyti kai kurie irgi tokie žemesnio lygio maga influenceriai kaip Benny Johnsonas, Dave'as Rubinas, Timas Pūlas ir jie gaudavo pinigus ir žinote, paskui vėliau jie atsifutbolino, kad jie nieko nežinojo, bet tokia istorija buvo, čia buvo tikra istorija ir galiausiai Turning Point USA, žinoma, pašalino Lauren Chen, taipogi jinai buvo pašalinta iš Blaze Media, kitos konservatyvios medijų organizacijos bendradarbių, tačiau reikia pasakyti ir tai, kad jokie kaltinimai kriminaliniai jai pareikšti nebuvo, kaip ir nebuvo pareikšti jokie kaltinimai Benny Johnsonui, Dave'ui Rubinui ir Timui Pūlui ir čia yra ta negatyvioji maga judėjimo pusė, ta istorija, kaip ir buvo pamiršta, taip reiktų pasakyti ir, tikrai būtų geriau, jeigu šitie žmonės būtų susilaukę didesnio atpildo. Nors, kaip jau minėjau, jų ta sąlybi buvo tai, kad jie nežinojo nieko apie tos rusiškus pinigus visi, išskyrus pačią Lauren Chen, kuri tiesiogiai apie tai tikrai žinojo. Tai yra kaip yra. Dabartinė JAV vis dėlto visuomenė nebemato tos Rusijos kaip egzistencinės grėsmės ir egzistencinės priešininkės ir žiūri ją kaip ir visas kitas pasaulio šalis, galbūt priešiškas, tačiau ne tokio lygio kaip galbūt Kinija, kuri turbūt yra dabar vienintelė pasaulio šalis, kurios JAV tikrai bijo. Rusija jau dabar tokia nebėra ir patinka jums tai ar nepatinka, bet tokios istorijos jos greitai numarinamos ir Tenet Media istorija JAV medijose jau mirė. Buvo dar Kanadoje, kadangi Lauren Chen vis dėlto yra Kanados pilietė, bandė ją Kanados parlamentarai išsikviesti, jie atsisakė ir, kaip supratau, ir ten jinai nesusilaukė kažkokių didelių bausmių. Ir dabar, kodėl apie tai aš kalbu? Aišku, visų pirma, dėl to, kad, atsakyčiau tiems kritikams, kurie čia sako, kad aš esu labai šališkas ir labai neobjektyviai čia pateikiu selektyviai faktus ir taip toliau ir panašiai. Aš vis dėlto drįsčiau paneigti šitą teiginį. Aš pakankamai sąžiningai ir objektyviai kalbėjau ne tik apie tai, kad maga judėjimas yra tikras ir autentiškas ir eina iš apačios, bet ir apie visas neigiamas įtakas, kurios papuola ar tai tiesiogiai iš rusų, ar per tokius atvirai prorusiškus influencerius kaip Tuckeris Carlsonas. Taip, šitas dalykas yra ir šitas dalykas nuodija ir tą maga judėjimą ir pas mus kelia daug isterijos ir tame tarpe ir pagristos. Bet vis dėlto aš norėčiau parodyti pilną paveikslą ir vis dėlto pateikti abi pusės ir leisti visiems suprasti, kad tokie žmonės kaip Charlie Kirkas ir visas jo judėjimas ir visas maga judėjimas yra, dar kartą pabrėšiu, grassroots. Tai yra iš apačios ateinantis judėjimas, kurį be abejo visos priešiškos jėgos, mums priešiškos ir Amerikai priešiškos užčiopė ir bando infiltruoti visais būdais. Tačiau pagrindinė Charlie Kirko, jo judėjimo idėja nebuvo kažkokių rusiškų, prorusiškų naratyvų skleidimas. Jis nekartą yra pasakęs ir tai, kad nelaiko Rusijos kažkokio tai pavyzdžių ar tai Putino kažkokių dorų, gerų lyderių ir taip toliau ir panašiai. Vis dėlto Charlie Kirkas, maga, pagrindinės idėjos vis dėlto buvo ta kova su
kultūriniais, socialiniais pokyčiais Jungtinėse valstijose, kurie greuna visuomenę, greuna visą natūralią šeimos sampratą, greuna visus socialinius saitus visuomenės ir apie tokius dalykus, apie tai jis daugiausia kalbėjo, ne apie politinius, geopolitinius kažkokius dalykus, o būtent apie tuos kultūrinio karo, taip čia pasakysime, dalykus. Ir šioje vietoje jis buvo nepaprastai efektyvus ir jis iš tikrųjų tą savo mintį skleidė labai plačiai, labai kvalifikuotai ir dėl to tapo ir taikiniu ir pajuokų, ir priešiškumo, ir parodijų. Ir tiesą pasakius, vos prieš porą mėnesių čia ir South Parkas jį paparodijavo, ko jis tarp kitko pats atvirai pasidžiaugė. Ir netgi įsidėjo nuotrauką iš to South Parko parodijos, kur Cartmanas turėjo pasidaręs jo šukoseną ir jo tipo podcastą darė. Ir čia tarp kitko reikia paminėti, kad Comedy Central išėmė tą naujausią epizodą, nors šitoje vietoje aš pasakyčiau, kadangi pats Čarlis Kirkas to epizodo baisiai nebijojo, tai galbūt ir bereikalo, bet čia atskira tema. Vis dėlto, norint suprasti tai, kas vyksta Amerikoje, reikia pilnai įsisąmoninti, kad tai, kas įvyko ypač 24 metų rinkimuose, yra ne kažkokia tokia nuosaiki evoliucinė eiga, o tai yra tikriausia revoliucija arba kontrrevoliucija, kuomet ta dešinioji krikščioniška Amerika sutelkia visas jėgas ir sutelkia tame tarpe jėgas, kurios nėra tradiciškai dešinės, tradicinės tos klasikinės respublikonų partijos koalicijos nariai, ir dėl to tos idėjos, taip, jos atsiskiedė įvairiausias dalykais ir galima surasti visko, bet bendra pagrindinė kryptis tai vis dėlto buvo ir tebėra sveika ir tai padeda Amerikai atsitiesti nuo viso šito siautėjimo, tų visų ideologinių dalykų kaip transgenderizmas, visos tos žaliojo kurso nesąmonės ir panašus dalykai, kurie, tikrai pradėjo žmonės smaugti ir žmonės taip pat, Amerikoje žmonės, pradėjo visi matyti tai kasdienybėje. Tie skaičiai, kiek ten vaikų buvo įtikinta tapti transgenderiais ir panašiau, tapo tokie, kad vos ne kiekvienas turėjo savo išplėstiniam socialiniam rate tokių pavyzdžių ir tai jau pasidarė nebetoleruotina. Ir šitie dalykai pas mus tebe bandomi kažkaip nuslėpti, pas mus bandoma gaslightinti yra tas terminas, visus, kurie apie tai kalba, kad kur jūs matėte, iš kur ten masinis lyčių keitimas ir panašus dalykai. Ir visiškai nepaminima, kad daugelį Europos šalių, kur irgi buvo eksperimentai, tarkim, tos pačios Skandinavijos šalis ar Jungtinė karalystė, vis dėlto jau prieš keletą metų buvo atsibūsta ir sustabdyti tie dalykai. Ir aš taipogi esu nekartą pasakojęs apie skandalingą Tavistock, man atrodo, tas pavadinimas, klinikos istorija Jungtinėje karalystėje, kuri tikrai plačiai ten nuskambėjo ir per visus mainstreaminius kanalus. Pas mus vis dar ta mainstreaminė medija ir tie visi influenceriai aiškina, kad čia yra kažkokie pramanai, kažkokie išsigalvojimai, bent jau perdėjimai, visokios manipulacijos, ir be abejo pirštai vėl į Rusiją ir taip ir panašiai. Tie žmonės paprasčiausiai meluoja, nes kaip dabar matėme, netgi tas pats žudikas, kaip naujausio žinios yra, gyveno su transgenderiu ir buvo smarkiai paliestas tos ideologijos ir tų žmogžudysčių, kurias pastaraisiais metais ir pastaraisiais mėnesiais netgi įvykdė tokie žmonės, ar su jais susiję žmonės, ar tą ideologiją įtikėję žmonės, tai yra visa transgenderizmo ir aš tai vadinu bendrai platesnių terminų visą tą mirties ideologiją įtikėję žmonės, jų yra dabar labai daug ir jie yra labai smarkiai radikalizuoti. Ir šioje vietoje mes prieiname prie pačio Charlie Kirko žudiko, kuris, kaip dabar jau žinoma, akivaizdžiai buvo, kaip jau minėjome, asmuo, smarkiai paveiktas visų tų internetinių subkultūrų, kurios vėlgi labai nuspėjamai atsirado tarp tų žmonių, kadangi jų dabar jau labai daug, kurie arba tiesiogiai yra sužaloti visos tos transgenderizmo ideologijos per operacijas ar hormoninių preparatų vartojimą ir daugelis jų jau nuo vaikystės ar paauglystės, ar netiesiogiai per visą ideologinę indoktrinaciją. Ir šitos subkultūros, kurios yra keistos, jos yra
kilusios ir iš visokių japoniškų keistų anime multikų ir iš visokio seksualizavimo, kas yra gan keista, visokių gyvūnų su žmogiškais bruožais ir atrodytų, taip, nekalti seksualiniai žaidimai ir taip toliau ir panašiai, tačiau šitos subkultūros, kaip jau dabar matome, akivaizdžiai susisieja save su juokitės, nesijuokite, antifašizmų kaip po judėjimų ir šitų subkultūrų tarpe smarkiai plinta paskatos ir patyčios iš dešiniųjų ir paskatos juos žudyti įvairiomis formomis, pateisinant tai kaip po, kažkokią tai transseksualų ir visų queer people teisių gynimo ideologiją ar panašiais dalykais. Patys suprantate, apie kokį absurdą dabar jau kalbame. Ir savaime suprantama, mirtis Charlie Kirko sulaukęs gausybės džiūgavimų ir visokiausių pasitenkinimo reiškimo socialinėse medijose ir Amerikoje, ir Europoje, ir pas mus. Ir aš čia nevardinsiu visų vardais ir pavardėm, išskyrus Dovydas Karolski, kuris labai pasižymėjo, bet tas tai nusipelnė. Bet iš tikrųjų labai daug yra tokių padugnių, kurie dėl kažkokių vienokių ar kitokių nesutarimų vis dėlto peržengia visas žmogiškumo ribas ir, sakykime, jauno 2 vaikų tėvo nužudymas, vidury baltos dienos jiems jau yra pateisinama reakcija. Ir šitoje vietoje tikrai pas mus tas irgi, nors tokių viešų atvejų dar nebuvo, bet tas nuotaikos ir tokios tendencijos yra labai neraminančios, nes tikrai matosi daug tos leftistinės ideologijos indoktrinuotų žmonių, kurie tikrai yra pasirengę pirmą cancelinti, dabar pas mus tik tai cancelina, o paskui galbūt jau ir žudyti tuos žmonės, kurie jie laiko, čia suprantate, priešais. Ir šito vietą reikia pasakyti, kad Charlie Kirkas visą gyvenimą, vis dėlto visą savo trumpą, bet intensyvų gyvenimą, jis aktyviai vis dėlto visose diskusijose ragino gerbti savo oponentus ir pasitant tie oponentai, ypač tose pokalbiuose universitetuose, jo viešuose, būdavo tie patys mėlynplaukiai, raudonplaukiai, žaliaplaukiai, tvarumo ir įtraukties produktai, translyčiai ir visokie kitokie tie faris ir panašus gauruoti padarai. Jis su jais stengiasi vis dėlto kalbėti kaip su žmonėmis ir aiškinti savo tiesas ir niekada nešaukia imtis kažkokio tai smurto. Tai vėlgi, pagalvokite, kurioje pusėje jūs esate. Aišku, reikia pasakyti, kad pagrindiniai demokratų politikai, tokie kaip Senato demokratų lyderis Čekas Šumeris ar visi 3 gyvi buvę prezidentai demokratai, Billas Clintonas, Barackas Obama, Joe Bidenas vis dėlto išreiškė pagarbą žuvusiam Charlie Kirkui ir išreiškė užuojautas jo šeimai. Ir iš tų žmonių taipogi iš tos priešingos, iš tos demokratų stovyklos, kiek netikėtai netgi Stevenas Koberas, žymus komikas, kuris tikrai negarsėja palankumu Donaldui Trumpui, respublikonams ar ypač MAGA judėjimui, taipogi tai padarė. Ir dar vienas aspektas, kurį būtinai reiktų paminėti, žinoma, yra vis sugrįžtanti šitą diskusiją, niekad nesibaigianti, tiesą pasakius, diskusija apie žodžio laisvę Jungtinėse valstijose. Ar džiaugtis tokiu nužudymu kaip Charlie Kirko irgi yra žodžio laisvė? Ir žinote, atsakymas yra taip. Atsakymas yra vis dėlto pagal Amerikos bent jau teisę ir teisinius precedentus taip. Buvo netgi yra specialus precedentas 2011 metų teismo sprendimo, kuriame vienai tokiai odioziniai religiniai bendruomeniai, vadinama Westboro Baptist Church, buvo iškelta byla ir galiausiai jie laimėjo. Ta byla nukeliavo į aukščiausią teismą ir teismas pripažino, kad galima netgi protestuoti ir menkinti net tokius atvejus kaip karių laidotuvės ir panašus dalykai. Todėl, pavyzdžiui, jeigu taip žiūrėt į pasisakymus, jeigu kažkas parašo Twitteryje, X-e, kad gerai, kad tas Charlie Kirkas ir mirė,
Čia pagal Amerikos įstatymus viskas košer yra. Jeigu jis parašytų, reiktų žudyti ir panašius kaip Kirkas, taip, čia jau būtų kitas dalykas. Bet džiaugtis, netgi toks dalykas, kaip džiaugtis kažkieno nužudimų vidury baltos dienos teisiškai yra JAV legalus. Žinote, žodžio laisvė ten yra pats aukščiausias dalykas visame teisių panteone. Tačiau, aišku, pasipylė ir tokie atvejai, kad darbdaviai atleidžia darbuotojus už kai kuriuos įrašus tokius socialiniuose tinkluose ir čia buvo ir iš Nasdaqo ir daugelis darbdavių JAV vis dėlto reaguoja. Ir šitoje atveju, aišku, ta kairioji pusė vėlgi, ir ta ypač radikaliai kairioji pusė baksto pirštais ir sako, tai dabar ką jūs savo cancel culture turit? Kaip čia pasakius, ribos yra ribos. Aš vėlgi darbdavio teisę neremti kažkokiu tai jau labai odiozinių darbdavių, tai yra darbuotojų pasireiškimų socialinėse medijose, vis dėlto jinai turi egzistuoti, nes būtų keista kažkokiai kompanijai sakyti, kad čia žmogus tiesiog džiaugiasi kažkieno nužudimu vidury baltos dienos, ką padarysi. Tai šitoj vietoj aš manau, kad vis dėlto darbdaviai turėtų tą teisę nuo pačių labiausiai odiozinių tokių visas moralinės ribas peržengiančių džiūgavimų atsiriboti. Ir galiausiai reikia pakalbėti, ką po savęs palieka tikrai jaunas, vos 31 metų sulaukęs Charlie Kirkas. Tai reikia pasakyti, kad jis tikrai palieka po savęs vis dėlto didžiulę mediją imperiją, jau galima sakyti, vieną labiausiai atpažįstamų vardų dešinioje politinėje medija sferoje, kuri tęs savo veiklą, jau jo žmona sakė, net šitas turas po universitetus bus tęsiamas. Jis, aišku, palieka didžiulį būrį sekėjų, kurie tikrai irgi tikriausiai labiau radikalizuosis ir dar labiau pasuks į dešinę. Jis ištisą kartą amerikiečių pasuko gan smarkiai labiau į dešinę. Ir šitoje vietoje gal net reikia pasakyti, nebūtinai į tą ekonominę dešinę, nes jau kalbėjau, viskam persimaišius, pačios ekonominės ir visokios kitokios idėjus persimaišė, bet būtent į tą kultūrinę, socialinę, krikščionišką, netgi galima sakyti, dešinę. Ir būtent tai dabar yra ta pagrindinė takoskyra JAV tarp kairės ir dešinės. Ne ekonominiai klausimai, dėl kurių vis dėlto dar nemažai ir sutarė abi partijos, o būtent tie kultūriniai ir pasaulėžiūriniai gyvybės mirties klausimai ir tokie. Ir Charlie Kirkas, vienas tų žmonių, kuris labiausiai nusipelnė, kad būti dešiniuoju ta prasme vėl yra cool ir šitas labai rezonuoja ir man, ir aš manau daugeliu Lietuvoje. Ir aš to vietoj prisiminiau vėlgi tokią istoriją, kuri irgi susijusi ne su Charlie Kirku, bet su labai panašiu žmogum, panašiai polarizuojančiu žmogum ir šios JAF administracijos žmogum, tai jums visiems žinomų J.D. Vance'u. Aš prieš kurį laiką visiems rekomendavau perskaityti jo tokį esė, kurią jis parašė 21 metais, kai oficialiai nusprendė tapti kataliku. Jis vadinasi, kaip aš prisijungiau prie pasipriešinimo ir tą straipsnį galite susirasti ir originalio versiją ir Pro Patria jaunimas išvertė jį ir lietuviškai. Dėkui jiems už tai. Puikus esė, bet aš ne apie tą visą esė ir ne apie dvasinę paties J.D. Vance'o kelionę norėčiau pasakyti, bet apie tai, kaip vienoje pastraipoje iš tikrųjų to esė jis parašo, kai tuo metu, kai jis įstojo į Jeilio universitetą, kas jam buvo didžiulis pasiekimas tuo metu kilus iš tokios aplinkos, iš tokios šeimos. Jis pamatęs, kokia aplinka, kokia yra ta liberal left aplinka, taip pasakykime, leftistinė, kultūriškai bent jau Jeilėje, jis iš pradžių nusprendė slėpti tą savo dešinumą, maskuoti jį. Tačiau toje vietoje iš karto atsirado kažkokie tai kompensaciniai mechanizmai ir jis tą savo natūralų
socialinį dešinumą, taip pasakykime, socialinį konservatyvumą, maskavo tuo ryškiu posūkiu į libertarizmą ir ryškiom pozicijom dėl ekonomikos libertarinės modelio, laisvos rinkos ir tų dalykų. Tai ir jis paskui pats nusprendė, pats pamatė, kad šita pozicija jinai buvo dirbtinė ir jinai buvo pasąmoninga kompensacinė tokia reakcija, kad tai buvo tas dešinumas, kurį jis kažkaip norėjo manifestuoti, tačiau kadangi tas socialinis konservatyvumas buvo toks nepopuliarus ir nemadingas, jis turėjo pasireikšti kitą formą, o būtent tą formą kaip po libertarizmo, laisvos rinkos fundamentalizmo formą. Ir man šitą pastraipą įstrigo labai dėl to, kad aš grinai panašią, net galima sakyti, identišką esu patyręs istoriją ir pats tik dabar neseniai daugmaž supratau, kad aš išgyvenau lygiai tą patį momentą. Ir čia buvo, kai aš dar jaunas 2007-aisiais išvykau padirbėti į Švediją ir ten dirbau irgi keletą metų. Ir aš irgi tą savo socialinį konservatyvumą, aš jį matydamas visą tą liberal left aplinką ir jausdamas į aplinkui, aš jausdamas, kad tai nebūtų populiaru ir tai man nepadėtų nei profesiškai, nei socialinėje sferoje, aš tą kažkiek tikriausiai netgi pasąmoningai maskuodavau ir savo dešinumą manifestuodavau irgi tom labai libertariniam, dešinėm, ekonominiam pažiūrom. Ir jeigu ir drįsdavau pasityčioti iš švedų kažkokios sistemos, tai aš tyčiodavausi iš jų socializmo, iš jų alkoholio monopolijos ir panašių socializmo artefaktų Švedijos visuomenė. Ir dabar aš irgi supratau, kad ilgainiui aš supratau irgi, kad tai buvo grinai kompensacinis mechanizmas, kad aš nedrįsdamas iš tikrųjų būti tuo, ko esu, aš tą savo dešinumą pakeičiau kažkokiu tuo labiau socialiai priimtinu dešinumu. Ir aš manau, kad tai yra tas jausmas, kurį daugumas jūsų patyrėte ar patirėte savo aplinkoje. Ir būtent dar daugiau amerikiečių tai patyrė ar patiria, dabar gal jau nepatiria, bet dauguma jų patyrė tai savo laiku. Ir Charlie Kirkas yra vienas iš tų žmonių, kuris padarė konservatyvumą, kaip čia pasakėme, great again, cool again. Jaunoji karta, millennialai, Generation Z, jie jau vėl nebebijo būti dešinieji, jie kartais netgi dar dešinesni negu mes buvome jaunystėje. Tai čia toks būtų palikimas Charlie Kirko ir už tai, kaip sakant, paminėkime gerų žodžių ir neslėpdami to, kad tiek jis, tiek visa maga stovykla visada buvo kontroversiška, neslėpdami jokių blogybių, aš niekad stengiausi vėlgi kažkaip tai nemaskuoti visų blogybių, kurios vyko ar tebevyksta Amerikos dešinėje pusėje, kurių yra daug ir kurių yra įvairiausių ir dažniausiai jos yra net ne tos, apie kurias čia garsiausiai spiegia mūsų, pavadinkime, vertybininkai. Tai tiek būtų, dėkui, kad žiūrite, dėkui, kad remiate, iki kitų kartų ir tikiuosi, kad pabaiga gal net tokia jau ir arti.